Ir vėlgi labas, grįžtu pas jūs. Šiandien tokią temą iškėlėm. Druska. Maistinė druska. Rankose laikau kalnų druską, kurios etiketė nurodo, kad druskos yra 100 gramų produkto tik 96,6 gramo druskos, o visa kita sudaro mineralai. Tačiau neapsigaukite, nes nors rašo, kad yra 100% natūralus produktas, bet jūs neapsigaukite, nes visi mineralai turi cheminį žymėjimą. Druska irgi yra mineralas. Kristalas, kitaip sakant, ne? Tai turi irgi savo žymėjimą. Natrio chlorido dėja šioje etiketėje neradau, todėl maistui naudoti, vartoti, tai nėra pakankamas rodiklis. Ar žinojote tai? Šitą druskytę naudoju plauti, tai yra grindų plovimui, paviršių valymui, langų, durų plovimui. Turiu minty, darausi druskos tirpalą. Dar šitą druską naudoju energetiniam valymui, į kurį į druskytę lašinu, kaip antai juodąjį pipirą, galiu lašinti, maišyti kaip pavyzdys kedrą su pušimi, galiu lašinti eterinį aliejų arbatmedžio, dėja prie savęs neradau arti, tai rodau tiesiog tą, ką turiu. Turiu balzaminį kedrą ir dar turiu kitos kompanijos juodąjį pipirą. Taigi, lašiukas 2 ant druskytės, į tirpaliuką, vandenukas, 2-3 minutės, pamirkimui kojų ar apvalyti namus, patalpą, erdvę šlapiuoju valymo būdu. Labai geras dalykas. Pamėginkit. Gal ir jums tai bus naudinga. Iki.